Odų naudotojų instrukcija. Kaip gamybos vadovai pasižiūrėti, kokie užsakymai vykdomi darbo centruose. Atsidarome gamybos aplikaciją ir pagal nutylėjimą tai yra darbo centrų vaizdas. Dabar, jeigu mes spausime ant Work Orders, atsidarys mums planšetės vaizdas, koks turėtų būti planšetėje, o šalia yra nedidelė ikonėlė ekrano. Jeigu spausime šitą ikonėlę, matysime kompiuteriui skirtą vaizdą. Taigi paspaudėme darbo centrą GT ir matome, kiek gamybos užsakymų yra šitame darbo centre. Matome, kad nei vienas iš šitų užsakymų nėra pradėtas, tačiau jie visi yra pasiruošę. Tai reiškia, užsakymus galima pradėti. Jeigu spausime Start, šitas gamybos užsakymas bus pradėtas gaminti. Tokiu būdu mes galime pasižiūrėti, kas vyksta kiekviename darbo centre. Tarkime, darbo centre MA matome, kad gamybos užsakymas 677 yra šiuo metu vykdomas. Toliau gamybos užsakymas 680 yra pasiruošęs, reiškia galima pradėti šitą užsakymą. Kitigi gamybos užsakymai 690, 693 ir taip toliau laukia, kol kitas darbo centras užbaigs savo darbą. Waiting for another work order, tai reiškia laukiama, kol kitas darbo centras užbaigs savo darbą. Galima taip pat paimti ir pasižiūrėti visus darbo centrus vienu metu. Spaudžiame ant Operations, Work Orders ir yra standartinis grupavimas Group by Work Center. Tokiu būdu mes matome, kad GT gamybos centre yra 10 darbo užsakymų, MA gamybos centre yra 7 darbo užsakymai, MC yra 10 ir taip toliau. Galime išskleisti kiekvieną iš jų, kad matytume, kas kiekviename iš jų vyksta. Tokiu būdu gamybos vadovas gali kontroliuoti, kokie gamybos užsakymai šiuo metu vykdomi kokiuose gamybos centruose, kokiuose darbo centruose.